Sveiki, išspręskime planimetrijos uždavinį. Uždavinyje duotas apskritimas ir jame įbrėžti trikampiai, taip pat duotas vieno trikampio kampo dydis. Reikia surasti kampo alfa dydį. Pradėsime analizę. Trikampis AOB yra lygiašonis, nes AO ir OB yra apskritimo spinduliai. Kadangi trikampis yra lygiašonis, jo kampai prie pagrindo yra lygus. Todėl kampas OAB yra lygus kampui OBA. Kadangi duotas vieno iš šio trikampio kampų dydis, tai yra kampas AOB ir jo dydis 130 laipsnių. Galime apskaičiuoti kitų dviejų kampų dydžius. 180 laipsnių minus kampo AOB dydis tai yra 130 laipsnių padalinta iš 2. Taigi kampo OAB ir taip pat kampo OBA dydis yra lygus 25 laipsniams. Kampas ABC yra įbrėžtinis kampas ir remiasi į pusapskritimį. Todėl pagal įbrėžtinio kampo taisyklę jo dydis yra lygus 90 laipsnių. Apibendriname surastus kampų dydžius. Kampas OBA yra lygus 25 laipsniams. Kampas ABC yra lygus 90 laipsnių. Tada kampo alfa dydis, kurį sudaro kampas OBC, yra apskaičiuojamas taip. Iš kampo OBC dydžio atimame kampo OBA dydį. Tai yra 90 laipsnių minus 25 laipsniai ir gauname 65 laipsnius. Taigi kampo alfa dydis yra 65 laipsniai. Tai ir yra sprendžiamo uždavinio atsakymas. Ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite užprenumeruoti kanalo naujienas. Iki pasimatymų.